Sveiki gyvi, esu Marius Kučinskas, peticijos autorius. Noriu informuoti, kad sėkmingai prisijungiau. Labą dieną. Diena. Kokiam trėliui turbūt. Jo. Labą dieną. Sveikinu ir svečias mūsų posėdžio. Šiandien vyksta peticijų komisijos posėdis. Yra pripažinta ir gauta peticija. Turbūt pradžiai supažindinsiu su komisijos nariais. Tai komisijos pirmininkas Arbus Arūnas Jagninas, posėdžio sekretorė Ilona Kitė. Komisijos nariai dalyvauja 3 iš 5 be manęs. Tai bus Laimutė Uselienė, savivaldybės tarybos narė, Lina Dromantienė, teisės ir civilinės aplikacijos skyriaus ir specialistė, ir Edita Serovienė, mero tarybos veiklos administravimo skyrius yra specialistė. Dėl pateisinamo priežasčių nedalyvauja Vaidas Kuzas ir Arvydas Bielskis. Mūsų darbotvarkė yra 3 klausimai. Galbūt pasitvirtinam darbotvarkę. Kas už tai, kad būtų? Ačiū. Tai turbūt antras klausimas yra dėl dviračių vežimo miesto rajono priemiestiniuose autobusuose. Pranešėjas kaip aš, mes jau turbūt apkalbėję esam, ar ne, pranešimus. Gal norėtumėm jūsų, Marijos, išklausyti, kokie jūsų lūkesčiai laukia, ko jūs laukiat iš mūsų? Na, trumpai noriu pristatyti, kad berods buvau pristatęs peticijos esmę. Tai gaila, kad ar dalyvauja autobusų parko atstovas? Ne. Nedalyvauja. Ar dalyvauja savivaldybės administracijos atstovas, kuris išmano autobusų parką ir žino, kokio dydžio yra autobusai? Mes galim pakviesti. Būtų gerai, kad pakviestumėt, nes turėsiu klausimų. Tikrai turiu. Nes, mūsų savivaldybė kitaip negalės, turi žmogus nusimanyti, suprasti. Mes galim pakviesti. Pakvieskit tada. Gal techniniai kažkokie. O mes norim paklausti, o jūs, tarkim, esate susipažinęs su Šilutės rajono autobusų parko specifika? Kokio dydžio autobusai pas mus važinėja? Kiek aš radau Google, tiek aš susipažinau, kiek aš radau naujienų portaluose ir visose skirtingai prieinamose šaltiniuose. Maksimaliai, kiek įmanoma ištraukti iš interneto. Tai čia dėl to aš klausimus jam ir adresuosiu. Nes, vis tiek, kad reikia, kad žmogus būtų ne taip, kad paprastas gyventojas, bet jisai žinotų, koks yra autobusų parkas, kokie yra planuojami autobusai, kiek dabar galima į autobusų įsidėti dviračių, negalima. Dabar taisyklėse parašyta, kad teoriškai galima, klausimas su įgyvendinimu. Tai šitas darbuotojas, kaip tik, kurį dabar pakviečiat, jisai žinos. Nes realiai jūs prašote, čia miesto autobusuose, pas mus tai miesto autobusuose maršrutiniai realiai, man atrodo, tik tai 2 yra. Tai yra miestiniai. Arba priemiestiniai. Žiūrėkit, aš kreipiuosi į savivaldybę oficialiai, ne šiaip savo.
Aš kreipiuosi dėl to, kad ten, kur savivaldybė gali nuspręsti. Ar savivaldybė sprendžia dėl tarpmiestinio autobuso? Ne, Ne. ne. Jinai sprendžia tik tai dėl savivaldybės. Tai va čia pakomentuos plačiau, kaip yra su tais autobusais. Kokio dydžio, nu, trumpai. Tai va. Apie pirkimus jums tikrai neatsakysi, jisai, iš kur jūs gali žinot. Na, tai apie visą šitą dalyką, nu, tai yra dėl to, Noriu paklausti jūsų. Taip, esu Marius Kučinskas, peticijos autorius ir šiame posėdyje mes diskutuojame taip, dėl peticijos, ar leisti dviratį vežtis savivaldybės autobusuose ar neleisti. Taip. Tada buvo priimtas tarybos sprendimas, kad galima tik tai pažymėtus autobusus. Na, noriu jūsų paklausti, kokia situacija yra dabar su tais autobusais, telpa ten, įsivaizduokit, kad nėra jokių taisyklių, apskritai niekada nebuvo sukurta ir tiesiog ūkinis klausimas, ar į savivaldybės autobusą dabar arba kur artimiausių metų jisai bus perkamas per artimiausius 5 metus, įkiši fiziškai dviratį, ar tu tiesiog sulaužysi autobusą begrūsdamas? savivaldybė pati kaip ir autobusų tokių neturi, yra vežėjai, tai yra parkas ir, kaip sakyt, konkursų būdų laimėję vežėjai. Tai autobusai yra labai skirtingi. Jeigu vadinkime į tos mažuosius autobusus, jeigu turim sprinterius ar manus, tai yra mikroautobusiukai, juos vargu ar pavyktų įkišti. Tačiau yra ir didžiųjų autobusų dalis, į kuriuos, manau, pavyktų dar įkišti. Kur yra didesnis bagažo skyrius, ar bent jau viena vieta, kur eitų padaryti, jeigu nėra tas specialios vietos dar įrengti. Aha, aš Kurie gal ir supratau. yra. Aš net čia reikia klausti vežėjų konkrečiai šios klausimus. O, nu, va, gaila, nes taip sakant, be vežėjų čia nelabai ką išsiaiškinsi. Dabar tai galit, man nėra leidžiama pasidalinti ekrano vaizdu, reikia, kad užmestų IT administratorius hostą. Noriu parodyti keletą nuotraukų. Dabar turėtų eiti. Jo, dabar galiu. Taip. Taip. Taip, tai sprinteris, kuris arčiau tipažas tiktų sprinteriui? Arčiausiai būtų pats paskutinis variantas be galinių durų lipimo, pats apatinis, kur dabar žiūri tos baltos, kur pažymėjot nuotrauką. Ar šitas būtent ar tokio tipažo autobusas turi 3 sėdynės ar 4? Gale. Atidarai galinės duris, fiziškai įkiši Ten yra per visą ilgį 4 sėdynės ir maža bagažinė. Vientisa tokia ilga, Gerai. 4 sėdynės. Tai reiškia, su Didžioji šituo dalis, tiesiog didelį kryžių, nes tiesiog fiziškai dviratis ten netilps. Ne, dviratis tai ten nėra laisvos vietos. Su šituo viskas aišku. Koks yra kitas tipažas autobuso, kuris važinėja? Pas jus savivaldybė, iš nuotraukų. Na, čia jūs matote, esate įsijungę didžiųjų miestų autobusus, mes tokių Ir neturim. didžiųjų ir mažųjų, aš per visą savivaldybę surinkinėjau. Taip. Nu tai artimiausi būtų, aš manau, arba šitas variantas, kur dar pažymėt, arba ją pačią paėjus dar truputėlį, gal va šitas dar pirmas. Nu čia artimiausi, bet čia yra troleibusai. Tai čia turime ne apie tokį. Kuris? 40-50 vietų autobusai standartiniai senieji. Tų naujų galite nerodyti, nes tokių neturim. Toksai? Taip. Panašus. Ir koksai dar? Negaliu sakyti, kad toks pat.
Nu, gal ir turi. Čia arčiausiai, Taip. bet mes tokių neturim, mūsų būtų dar senesni. O čia tokių, kur gali, tų kitų O tikrai nėra. žiūrėkit, ar tie autobusai yra ar tose autobusuose galima stovėti, ar tik sėdėti? Kiek žinau, pas mumis nėra su stulpais, kur galima atsistoti laikytis. Bet čia reikėtų klausti autobusų parko, kaip jie yra registruoti. Šiaip mes nepropaguojam stovimų vietų. Aš negaliu atsakyti, nes nesu savininkas autobusų parko. Nes va, čia dėl pagaila, kad autobusų parko atstovo nėra, nes tada sunku, žinot, konkrečiai šnekėti. Nes jeigu yra toksai autobusas, tai jau yra tarybos sprendimas, jau dabar aš kaip matau iš atsakymo, kad jau yra priimtas, kad dviratį galima įsidėti tik į specialiai pažymėtas vietas, kur yra laikikliai. Tai reikėtų į tada tarybos sprendimą performuluoti, kad į pažymėtus autobusus, gal kaip manot? Bet tai pažymėtos vietos ir pažymėti autobusai, tai automatiškai, jeigu autobusas pažymėtas, reiškia, jis turi ir vietą įrengtą. Jeigu jis nepažymėtas, reiškia, Ne, jis tai ten neturi ir vietos. parašyta, kad jisai tvirtinant. Tai kai įdedi dviratį čia į bagažinę, na įsivaizduokit, lagaminų nėra, beveik visą laiką taip ir būna. Beveik visą laiką. Taip. Tai gal tiesiog būtų arčiau tikslas grįžti prie to, kas yra priimta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro. Yra tiesiog rašoma, dviračiai gali būti vežami autobuso viduje ar išorėje specialiai tam įrengtose ir pažymėtose vietose, arba autobuso bagažo skyriuje kaip bagažas. Tai va tokį dalyką galime pasiūlyti, kaip sakyti, siūlyti, tarybai svarstyti. Čia yra arčiausias, mes kol kas esame panašiai labai ir prisėmę ir, kaip sakyti, mes tikrai nedraudžiam autobusuose vežti, tik tai yra, kad specialiai pažymėtose vietose, kaip minite. Nes laisvai vežti tikrai nėra galima, nes tai yra nesaugu. Jo, aš suprantu. Tik tai va čia tada prašymas iš karto. Gerai, pasiemam va, tokį autobusą ant bagažinės, apačioje bagažinė einant, taip? Tiesiog uždedam dviračio lipduką ir jeigu nėra lagamino, kad tu įsidedi dviratį, bet jo netvirtini. O ten įrašyta, kad yra tvirtinama, berods sprendime, taip yra įrašyta. Sprendime dabar netvirtinama yra vien dėl to, kad buvo, kaip sakyti, dėl saugumo. Bet siūlome bet šitam autobuse tai tvirtinti nėra su kuom. Ir tada autobusų parko vadovas atsakys, kad aš negaliu vežtis, nes bagažo skyriuje mes neturime jokių galimybių kaip pritvirtinti. Reikia keisti tarybos sprendimą. Aš už autobusų parkas negali priimti sprendimo už miesto tarybą. Tai ką tik aš minėjau, jeigu klausėtės, ką sakiau, pakartosiu truputėlį, aš siūlau kaip ir galima inicijuoti pakeitimą minimalų, tai būtų, kad remiantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, dviračiai gali būti vežami autobuso viduje ar išorėje specialiai tam įrengtose ir pažymėtose vietose, arba autobuso bagažo skyriuje kaip bagažas. Jeigu pakeistume į šitą sakinį, atsirastų bagažo skyrius be žodžių tvirtinimas. Pradingtų tas žodis tvirtinamas. Bagažo skyriuje. Taip, bagažos, gal ir sprendimas yra šioje vietoje. Taip, dar kartą pasižiūrime atsakymą. Taip. Sekundėlę. Taip. Taip, dviračiai autobuse taip vežami tik švarūs, kai jų transportavimas netrukdo saugiai ir komfortiškai kelioniai ir taip toliau. Čia yra apibrėžta šitas atsakymas. Čia šiuo metu galiojančios taisyklės taip, kaip ir žinote, dabar žinoma yra, kad yra tvirtinant. Dėl to aš ir siūlau eiti į tarybą su papildymu, kad įrašyti tos kelius žodžius ir bagažo skyriuje. Jeigu įrašysime ir bagažo skyriuje, reiškia bagažo skyriuje netvirtinama, galima pasirinkti. Arba tvirtinant, jeigu yra galimybė, jeigu nėra bagažo skyriuje. Žinoma, jeigu autobusas turi tokį bagažo skyrių. Jo, man irgi tinka toksai pakeitimas. Tai jeigu jums tinka toks variantas, mes galime siūlyti tarybai svarstyti šitą klausimą. Tai gal radome tada bendrą kompromisą?
Taip, Gerai? Tada kitą Tai- mėnesį pateiksim tarybai svarstyti. Priimta išvada sprendimą informuos. Jūs mes 5 dienų bėgį neturime informuoti. Nebent per 5 dienas informuosim. o peticijų komisijos sprendimas, tai jau čia, kaip suprantu, vienbalsiai yra peticijai pritarti arba pritarti iš dalies. Taip, Kadangi rengiamas jau projektas. taip. Kadangi jau supratau, kad jūs bendrų sutarimų nusprendėt parengti projektą. Taip. Ir viskas. Taip. Ačiū Jums. Ačiū. Geros Ai, dienos. paskutinis dalykas, ką noriu atkreipti dėmesį. Pagal susisiekimo ministro įsakymą, ten autobusai, kur nuspręsit vežtis, taip, jie bet kuriuo atveju jie turės būti paženklinti. Kaip paženklinti, susisiekimo ministerija nereglamentuoja. Kiekviena savivaldybė turi savo susigalvojus tenais lipduką, turi savo dizainerį, kaip gražiau atrodo, bet tiesiog, kad būtų aišku. Gerai, tvarkoj. Jo, tai Ačiū. tiek. Viso gero. Jo. Tai ką mes jau bendrų sutarimų nebebalsuojam. Tai čia bus, Siūlymas tai čia bus, inicijuoti pakeitimą. inicijuojam pakeitimą, kitą mėnesį taryba ateisim šito klausimu ir šitą įtrauksiu, kad listas lieka tas pats, tik žodžiai atsiranda ir bagažo skyriuje, atitinkamai, jeigu bagažas toks yra, toks yra. Iš to vyriausybės nutarimo. Taip, o paskui dar bus parašyta taip, kad va, dviračių vežimas apmokestamas vežėjai nustatyta tvarka, tai jeigu vežėjas jau leis vežti tą dviratį, jis turės ir Tai nuspręsti. mokėjimas ministrui. Tai gal vis Ne, jis mokėjimus nesako, jam neaktualu. Ne kas už tai, su balsuoja. Aš nebalsuoju, nes aš neįeinu. Ačiū. Gerai, nėra už ką. Nu, paaiškina, tai mes Kitaip klausimų nėra, turbūt. Ačiū. Ačiū.